Šiandien eisime į apleistą dvarą. Štai ten dvaras. Nu, nagi atėjom. Tai va taip čia gaunas. Va taip. Nueinam ten į kitą dalį. Nagi atėjom, va čia dvaras, tik tais prieiti reikia ir lysim. Prožektorių turiu. Šiek tiek tamsu. Yra. Va. Nieko šiaip tai neturėtų būti. Tik tai tamsu. Va. Dvaro toks vidus. Nieko gero. Nagi išėjom. Matėt kaip viduj? Einam ten dabar pažiūrėti. Šis video bus ilgesnis biškį. Tai geras žiūrėjimas šiaip tais. Ir like, subscribas. O čia eisim. Čia šunai. Nagi čia nėra taip saugu, tai čia neeisim. Skipinis. Atėjom į kitą pusę. Čia kažkas yra čia. Bet ten nieko įdomaus. Nes buvau dieną čia atvažiavęs, bet ėjau čia, bet nieko gero. Kaip visada va. Ten irgi, ten tiesiog nieko nėra ir man yra dėka. Nieks nelaikina. Nežinau kodėl, bet turėtų laikinti šiaip tais. Eisim dabar iš šitą. Dar ten pažiūrėsim, bet ten nieko nėra. Tai einam iš šitą. Čia irgi jau kažkas deginta, išdeginta. Nieko čia nėra. Nieko nėra. O, taip ir taip nieko nėra. Ir mano mini turas po dvarą baigtas. Ir laukiat antros dalis, kuri bus kitam video arba dar kitam, nežinau, ar bus bent antra. Tai pranešiu tik tokie apleisti pastatai. Tai dabar petardų sezonas, tai ir petardų biškį sprogdinsim. Tai viso gero, iki kitų kartų.